Nu ką, labas rytas, vyrai. Susirinkom labai gerų orų, labai gerą progą. Visų pirma, padėkoti jums, kad jūs nepabijojate tokio oro ir atvykote. Aš jums pats paplosiu tikrai. Ačiū. Noriu labai padėkoti Jaukai Masalai Aidui, paplojam jam. Noriu padėkoti žvejybos reikmenės Edgarui, Arūnui, jų kebrai. Ačiū jiems labai. Noriu padėkoti jau senesniems rėmėjams Aurimui Rimkui, Krante LT, Reels LT. Jūsų geriausias akimirkas pavaizduos, padarys geriausius filmukus, reklamą, visą kitą. Noriu padėkoti Akvilegijai, nes Akvilegija turi tvenkinį žuvininkystės ūkį ir šitos karpius. Tai Valdui Jankui ir Akvilegijos karpiukams, kurie mums suteiks dėmesio ir džiaugsmo. Toks oras, baisus oras, paliūtis, Svampo prekinis ženklas ir guminiai batų karaliai. Štai ir prasidėjo pirmosios karpių gaudymo varžybos Akvilegijoje 2025 metais. Šis renginys sulaukė didžiulio susidomėjimo tarp profesionalių žvejų ir mėgėjų, kurie laukia šios dienos jau ne vieną mėnesį. Varžybų diena prasidėjo tikrai ne taip, kaip tikėjosi organizatoriai ir dalyviai. Nuo pat pirmųjų ryto valandų oras tikrai nelepino. Dangus buvo apsiniaukęs, o lietus pliaupė kaip iš kibiro. Vėjas kėlė bangas ant tvenkinių paviršiaus, o temperatūra buvo gerokai žemesnė nei tikėtasi. Tačiau tikri žvejai žino, jokios oro sąlygos negali sustabdyti aistros žuviai ir sportiniam azartui. Nepaisant sudėtingų sąlygų, dalyviai ryžtingai ruošiasi artėjančiam iššūkiui. Kiekvienas žvejys kruopščiai ruošiasi ir laukia starto. Šiais metais šiame tvenkinyje ne varžybų metu žmonės jau buvo pagavę nemažai įspūdingų karpių, todėl dalyviai tikėjosi gerų rezultatų. Tačiau klausimas liko atviras, kaip paveiks varžybų rezultatus toks nepastovus ir lietingas oras. Patyrę žvejai žino, kad karpiai gali būti nenuspėjami tokiomis oro sąlygomis. Kartais jie tampa aktyvesni prieš lietų, o kartais visiškai nutyla iki pat oro pagerėjimo. Atmosfera tarp dalyvių buvo draugiška, bet konkurencinga. Visi laukė pirmųjų rezultatų. Po kelių valandų kantraus laukimo pagaliau atėjo ir pirmieji džiugūs momentai. Kol kas didžiausia sensacija sukėlė komanda Čerpokas, kuri pagavo tikrai įspūdingą beveik 12 kg svorio karpį. Ši žuvis sukėlė tikrą sujudimą tarp dalyvių. Kilo įtampa ir klausimas, ar tai bus varžybų Big Fish, ar kas nors iš kitų dalyvių sugebės pralenkti šį įspūdingą rezultatą. Artėjant vakarui įvyko lūžis, lietus pradėjo primti, o tai drastiškai pakeitė žvejybos dinamiką. Žvejai pajuto akivaizdžius pokyčius ir pradėjo gaudyti žymiai dažniau. Kartu su apsiraminusiu oru karpiai taip pat suaktyvėjo. Ryto dalyviai tikėjosi, kad per sverimus jie sulauks tikrai įspūdingesnių rezultatų. Sverimų tikrai nebuvo daug, kiek tikėtasi. Čerpoko 12 kg karpis taip ir liko vienu ryškiausių varžybų akcentu, o tokios sudėtingos oro sąlygos davė vertingos patirties visiems dalyviams. Norime padėkoti rėmėjams Jaukai Masalai, žvejybos reikmenys, Krante LT, Paliučių ir Svampok, Akvilegijai. Ačiū visiems, kas dalyvavo šiose pirmose varžybose. Jūsų drąsa ir profesionalumas nepastovių oro sąlygų akivaizdoje parodė tikrą žvejų charakterį. Labai laukime visų ir kitose būsimose varžybose.